Sveiki, draugai. Šiandien mes panagrinėsime 3 skirsnius iš karto, nes mes jų visų neskaitysim. Praktiškai praleisim daug teksto, nes tai yra tokia istorinė įžvalga Markso, labai svarbi, bet ten nebus padaryta kažkokių tai fundamentalinių mokslinių išvadų, kurias mes toliau naudosim, todėl aš nematau prasmės viską skaityti, tokį ilgą jo tekstą, nes tai gali kiekvienas padaryti namie, tiesiog geriant arbatėlę jo ir jūs, ta prasme, nebus taip, kad kai patys skaitote, kažką svarbaus praleisit ir panašiai. Antroje knygoje, kai mes skaitysim Marsą, ten mes jau taip daugiau darysim, nes matot, kame yra baris, šitą pirmą knygą rašė Marsas ir čia aš taip daug visko skaitau, nes praktiškai viskas yra svarbu. Antroje knygoje, ten jau kai Engelsas rašė, nes Marsas tada mirė, jisai jau taip rašė labai sausai. Ir ten yra dalykų jau, kur aš galiu pats savo protų ten atmest, kažkaip susistematizuoti. O čia praktiškai visą laiką mano taip buvo iki šiol, kad aš viską skaitau, nes beprasmiškai ten kažką praleisti. Labai Marsas gražiai ir slandžiai rašo. Bet būtent čia galima, nes čia jau biški tokia bus jo istorinė įžvalga ilga. Reiškia, yra 7 skirsnis: darbininkų atstumimas ir pritraukimas. Ryšium su mašinės gamybos vystymusi krizės medinės pramonė. Reiškia, pradžioje, kodėl Marsas apie tai iš viso rašo, biškai paskaitysim pradžioje, kad suprast. Visi politinės ekonominės sveiko proto atstovai pripažįsta, kad naujas mašinos įvedimas kaip maras veikia darbininkus tų tradicinių amatų ir manufaktūrų, su kuriomis jį pirmiausiai pradeda konkuruoti. Beveik visi jie apverkia fabriko darbininko vergovę. Bet koks yra tas svarbiausias koziris, kurį visi jie panaudoja? Tas samprotavimas, kad po visų baisenybių susijusių su mašinų įvedimu ir vystymosi laikotarpiu, juos galų gale nesumažina, o padidina darbo vergų skaičių. Čia tas argumentas, kurį ir šiandien naudoja kapitalistai, kad mes sukūrėme darbo vietas, reiškia, mes todėl esame labai pozityvūs visuomeniai. Ir čia Marsas parodo, kad tai visiškai nėra taip, kad tas darbo vietų sukūrimas vienoje vietoje yra sąlygotas tame, kad kitoje vietoje jis išnyksta. Ir plius, kai čia svarbiausiai šitame skirsnyje pažymi, kad yra tam tikra fazė visą laiką kapitalistinė, kur viskas, reiškia, eina į viršų, kažkokia, pavyzdžiui, nauja šaką surado, kur ten sumetave babkių, daug pritraukimo darbininkų, viskas liktis tvarkoj, paskui ten būna toliau krizė, perprodukcija, viskas pradeda nykti, daug metų nykti ir ten tada prasideda košmaras, darbininkai yra išmetami į gatves, mokami pinigai labai mažytė, tai iš karto badas, krūva žmonių miršta, lavonai, taip toliau. Ir vėl pakelimas, ir va taip, realiai atrodo tas kapitalizmas. O ne taip, kad jis ten išsivystė ir visi gyvena viskas taip tvarkoja. Ne, visada paskui ateina, kaip sakoma, galas. Ir šitas skirsnį taip ir užbaigė maždaug, kad ten parašo, kad Anglija ten buvo per 40 metų, ten reiškia 5 metai krizės, paskui reiškia ten 8 metai sustingėjimo metai, paskui vėl rašo, 20 metų buvo klestėjimo, paskui 28 metai prislėgto stovė ir sustingėjimo metai ir taip toliau. Ir čia apie tai yra šitas skirsnis. Toliau yra 8. Stambiosios pramonės įvykdytas manufaktūros amatų ir darbo namie revoliucionizavimas. Reiškia, čia aš paskaitysiu iš šito biškį daugiau, bet maždaug jau arčiau galo, pažiūrėsime truputį šiuolaikinis, tarkim, darbas namie. Kame yra bairis? Dažnai irgi sakydavo kapitalistai, ir iki šiol sako, kad reiškia, kai vystosi kapitalizmas, tai reiškia, viskas yra visiems gerai, nes dideli fabrikai, darbo našumas aukštas, darbo vietas, visi prisiderina, bet realiai, o ypač dar tais laikais, kai čia rašo Marsas, tai buvo taip, kad yra centras, kur fabrikas stovi, miestas gerai tarkoj, bet yra ir periferija. Ir ten žmonės, kurie, tarkim, gamino tą pačią prekę, kuri dabar gamina fabriką, jie niekaip negali su ją konkuruoti. Jie turi kažkaip prie tos fabrikos prisijungti. Nebent, bet kaip jie gali prisijungti, jeigu jie yra labai toli, reiškia. Tai reiškia, kad jie bus maksimaliai išnaudoti, kad jiems mokės labai mažą tą pinigų kiekį, o jie vis tiek priversti kažkaip tai dirbti, nes jie daugiau nieko negali. Ir taip toliau. Ir tas reiškia darbas, kuris vis tiek lieka namie, ten periferija ir taip toliau, jau kaip jis atrodo kapitalizmo vystymosi metu, čia Marsas apie tai rašo. Truputį paskaitysim, kad gal tokia idėja. Dabar aš pereinu prie vadinamojo darbo namie. Norint susidaryti vaizdą apie šią išnaudojamąją sferą, išnaudojimą, kurį kapitalas vykdo stambiosios pramonės užkiemuose ir apie šio išnaudojimo baisingumą būtų galima išnagrinėti, pavyzdžiui, iš pažiūros visiškai idilišką vinių verslą, kurios verčiamas kai kuriuose tolimose Anglijos kaimuose. Ir čia Marsas parašo, kad apie 150 tūkstančių žmonių tenais dirba. Ir tokią lentelę ten duoda vienas iš daktarų, kad atseit,
kas metus tų uždirbančių žmonių padėtis gerėja, kad ten mažėja ten sirgančių žmonių ir taip toliau, nes jis nagrinėja tik tai fabrikas. O kas realiai vyksta ne fabrikuose, o tų žmonių, kurie sėdi namie, dabar Maksas nori biškį parodyti. Reiškia, ir jis rašo, kad dirbtuvė yra dalis jų pačių būto. Jos gauna užsakymus iš fabrikantų, parduotuvių savininkų ir taip toliau ir samdo tokį moterų, merginų ar mažų vaikų skaičių, kuris atitinka jų kambario dydį ir paklausos svyravimus toje pramonės šakoje. Dirbančių darbininkų skaičius svyruoja vienose iš šių dirbtuvių nuo 20 iki 40, o kitose nuo 10 iki 20. Vidutinis minimalus amžius, nuo kurio vaikai pradeda dirbti, yra 6 metai, bet kai kurie pradeda dirbti būdami jaunesni kaip 5 metų. Darbo laikas paprastai trunka nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro, valgymui skiriant 1,5 valandos. Valgoma nereguliariai, dažnai tenka valgyti pačiose dvokiančiose darbo lindynėse. Reikalams gerai klojantis darbas dažnai trunka nuo 8 kartais 6 valandos ryto iki 10, 11 arba 12 valandos nakties. Anglijos kareivinėse kiekvienam kareiviui turi būti 500-600 kubių erdvės, karinėse ligoninėse 1200, o šiose darbo urvuose vienam žmogui tenka 67 iki 100 kubinių pėdų. Tuo pačiu metu dujinis apšvietimas sunaudoja ore esantį degonį. Kad nesuteptų nėrinių, vaikai dažnai turi nusiauti batus net ir žiemą, nors grindys padarytas iš akmeninių plokštelių arba plytų. Ir čia rašo dabar vienas iš inspektorių. Nottinghame neretai galime pamatyti, kaip 14-20 vaikų sugrūstų viename mažame kambarėlėje, galbūt didesnėme kaip 12 ant 12 pėdų, dirbo po 15 valandų per parą tokį darbą, kuris ne tik pats savaime nukamuoja savo nuobodumu ar monotetiškumu, bet dar yra vykdomas tokiamis antihigieniškiamis sąlygomis, kurių tiesiog negalima įsivaizduoti. Net visai važi vaikai dirba su įtemptų dėmesiu ir nuostabiu spartumu, beveik niekad neleisdami savo pirštams paleisti darbą judėti lėčiau. Kai jos kreipiamasi su klausimu, jie nepakelia akių nuo darbo, bijodami prarasti kad ir vieną akimirką. Va taip, rašo inspektorius, na ir kuo labiau prailginamas darbo laikas, to dažniau šeimininkų yra naudojama ilga lazda kaip priemonė vaikams raginti. Vaikai pamažu pavargsta, o baigiantis tam ilgam laikui, per kurį jie būna pririšti prie savo darbo monotoniško keiksmingo akims, varginančių dėl to, kad kūnas yra vienodoje padėtyje, jie darosi neramus kaip paukščiai. Tai tikras vergų darbas. Nu, va čia tokia biškė, aš paskaičiau epizodą, bet realiai, jeigu viską paskaityt, čia bus ne epizodas, o čia bus kaip ir realybė, su kuria tenka susidurti. Šiandien lygiai tas pats vyksta kur nors ten Tesla fabrikuose, ten kokią Afriką nuvažiuoti. Mes, matot, Europoje biškį pakariavom už darbo teisę, mes turėjom socialistinės valstybės. Kapitalistinės valstybės buvo priverstos gerinti savo įstatymus ir visą tą bazę, nes kitaip jiems jau neišeidavo, žmonės biškį žiūrėdavo, kad kažkas negerai. Bet dabar, kadangi vėl kapitalizmas visur svyruoja, socialistinės šalys yra užduhintos, tai jau žmonės nelenda ten, ten Indijas, Afrikas, ten kas vyksta, nušvil. Ir ten, reiškia, kapitalizmas vėl jis gali pilnai išsiversti, kaip jam ir patinka. Na ir va čia Marsas aprašo, kaip tai atrodo. Be abejo, jeigu ir mes Lietuvoje, tarkim, net biškiai toliau nuvažiuojam nuo centro, tam pačiam Visaginė, tarkim, atvažiuokite vasarą, ten tekstilinės fabrikas ir tik tai greitoji pagalba važinėja, nes ten kvėpuot nėra, karšta, kai oras ir žmonės krenta ant grindų. 21 amžius, tas pats šūdas. Matot, kapitalizmas jisai jau turi būti sustabdytas realiai, nes negalima taip gyventi. 21 amžiuje tai neracionalu, tai neturi būti, matot. Ir tada jau tai matė žmonės, net prie 200 metų, nu kas čia yra, 5 metų vaikas, po 15 valandų hrinačina kažkokią tai šūdą, jo antisanitariškai. Kam tai reikia? Tipa, suprantat, nuo šito mūsų gyvenimas nei kiek nepagerėja. Tik tai kažkoks eilinis kapitalistas ten savo priperka visokių ten, nežinau, brangybių, nu, bet neturi tai būti, mesgi nežvėris. Bet, reiškia, kas toliau, reiškia, nu, kapitalistai, matot, toliau jie irgi turi tokį objektyvų interesą, kad jiems neturi žudyti savo vergų. Ir tada atsiranda kapitalistų klasės interesas pagaliau visus tuos kažkaip biški sureguliuoti dalykus. Ir va čia todėl atsiranda 9 skirsnius fabrikų įstatymai. Sveikatos apsaugos ir auklėjimo nuostatai, nes, nu, karočiai pasidaro kapitalizmas, aišku, jie toj išžudys visą savo tą bazę, jo darbininkų, negerai. Ir va čia Marsas irgi apie tai dabar rašo, paskaitysim biškį.
Fabrikų įstatymai, šis pirmasis sąmoningas ir planingas visuomenės poveikis stichiškai susiformavusio jos gamybos proceso formoje yra, kaip mes esame matę, toks pats būtinas stambiosios pramonės produktas, kaip medvilniai verpalai, self-faktoriai ir elektrinis telegrafas. Prieš pradedant kalbėti apie visuotinį fabrikų įstatymų taikymą Anglijoje, reikia trumpai paminėti kai kurios jų nuostatus, neliečiančius darbo dienos valandaus skaičiaus. Sveikatos apsaugos nuostatai, jau nekalbant apie jų redakciją, palengvinančią kapitalistų jos apeiti, yra nepaprastai menki ir faktiškai apsiriboja taisyklėmis dėl sienų baltinimo ir kai kurioms kitoms taisyklėmis dėl priemonių švarai palaikyti, dėl ventiliacijos ir dėl apsaugos nuo pavojingų mašinų. Trečioje knygoje mes sugrįšime prie fanatiškos fabrikų kovos prieš nuostatus, kuriais jiems buvo uždedamos nedidelis išlaidos siekiant apsaugoti jų kabutėse rankų kūno narius. Čia vėl puikiai pasitvirtino tą Fritterdebug dogma, kad visuomenėje su antagonistiniais interesais kiekvienas siekdamas savo naudos tuo pačiu prisideda prie bendrosios gerovės. Pakaks vieno pavyzdžio. Yra žinoma, kad per pastarosius 20 metų Anglijoje labai išsiplėtė lynų pramonė, o kartu su ją ir Stockton Mills, čia yra lynų brūkimo fabrikai. 1864 metais ten buvo iki 1800 tokių Mills. Su mašinoms visiškai nesusipažinę žmonės, daugiausiai paaugliai ir moteris, kaimininių smulkiųjų nuomininkų sūnus, dukteris ir žmonos rudenį ir žiemą periodiškai atitraukiami nuo laiko darbų lynams į Stockton Mills valcavimo mašinas dėti. Čia įvykstančių nelaimingų atsitikimų skaičius ir intensyvumas neturi pavyzdžių mašinų istorijoje. Viename tik Stockton Mill kaldinėje netoli Korko nuo 1852 iki 1856 metų buvo 6 mirties atsitikimai ir 60 sunkių sužalojimų. Visų jų buvo galima išvengti pastačius paprasčiausius kelių šilingų vertės prietaisus. Dr. White'as, Dauphinterio fabrikų Certifying Sergeant, oficialus gydytojas, oficialioje 1865 m. gruodžio 15 d. ataskaitoje pareiškė: nelaimingi atsitikimai lynų brūkimo fabrikuose yra baisaus pobūdžio. Daugeliu atveju ketvirtadalis kūno atplėšimas nuo liemens, mirtis arba skurdo ir kančių ateitys, štai įprastinai sužalojimui padariniai. Šalies fabrikų skaičiaus didėjimas, žinoma, sukels tokių baisių rezultatų skaičiaus augimą. Esu įsitikinęs, kad valstybei, tinkamai kontroliuojant Stockton Mills, būtų išvengta didelių sveikatos ir gyvybės aukų. Kas galėtų kapitalistinės gamybos būdų geriau apibūdinti negu šis būtinumos privalumų valstybės įstatymų priversti jį laikytis elementariausių higienos ir sveikatos apsaugos taisyklių, klausia Marksas. Ir iki šiol niekas ir nepasikeitė pas mus. Vėlgi, jeigu nepriversi kapitalistą, jis nieko nebedarys. Jis taupys babkes, kur tik ir kaip tik tais įmanoma. Ir tai iki šiol pas mus žmonės gauna atlygį vokeliuose ir paskui niekas nesilaiko jokių jau ten elementarių jam pačiam naudingų apribojimų, kad apsaugot savo sveikatą darbę ir taip toliau, kadangi kapitalistas pažeidinėja įstatymą, žmogus pažeidinėja įstatymą, abu tipas susitarė. Pas mus vyksta tas pats, tik formos biškiai tokios, kadangi visi šitie įstatymai, kurios yra priimami, jie yra labai lengvai apeinami. Ir būtent va čia Marksas apie tai labai daug ir rašo šitam skirsniui, kaip lengva apeiti šitus įstatymus, kai darbininkas realiai nekovoja už savo interesą, o tik tai formaliai. Na, bet paskaitam biškiai toliau. Tuo pačiu metu šios fabrikų akto dalies taikymas ryškiai parodo, kad kapitalistinės gamybos būdas pačią savo esmę už tam tikros ribos padaro negalima bet kurių racionalų pagerinimą. Mes jau keletą kartų esame pažymėję, kad Anglijos gydytojai vienbalsiai pripažįsta, jog nuolatinio darbo sąlygomis 500 kubinių pėdų oro vienam žmogui tai yra vos pakankamas minimumas. Gerai, jei fabrikų aktas visuomenės priverčiamosios savo priemonėmis netiesiogiai spartina smulkių dirbtuvių pavertimą fabrikais ir todėl netiesiogiai kėsinasi į smulkių kapitalistų nuosavybės teisę ir užtikrina stambiesiems monopolį, tai užtikrinęs dirbtuvėse kiekvienam darbininkui reikalingą oro kiekį įstatymas vienu smūgiu tiesiog ekspropriuotų tūkstančių smulkiųjų kapitalistų. Tai iš pašaknų pakirstų kapitalistinį gamybos būdą, tai yra tiek stambaus, tiek ir smulkaus kapitalo savaime augimą vykstantį, kabutėse laisvai perkant ir suvartojant darbo jėgą. Štai kodėl šių 500 kubų pėdų oro akivaizdoje fabrikų įstatymams užima kvapą. Sveikatos apsaugos įstaigos komisijos pramonėje tirti fabrikų inspektoriai visi nuolat kartuoja, kad šie 500 kubinių pėdų yra būtini ir kad jų negalima išaugti iš kapitalo.
Tuo būdu jie faktiškai pareiškia, kad dvožiai ir kitos darbininkų plaučių lygos yra kapitalo egzistavimo sąlyga. Nors fabrikų akto nuostatai dėl auklėjimo aplamai yra menki, vis dėlto pradžios mokslą jie paskelbė privalomąją darbo sąlygą. Reiškia, čia mes dabar perėmėm prie mokslo, Marsas Antisai trumpai parodė, jo, kad kas liečia sveikatos apsaugos, kadangi tai neapsimoka, tai šitas ir nebedarom. Bet liktis reikiagi ir mokslą jau kažkaip pritaikyti. Kas su mokslu dabar darosi. Teigiami šių nuostatų rezultatai pirmą kartą įrodė galimumą jungti mokymą ir gimnastiką su fiziniu darbu, vadinasi ir fizinį darbą su mokymu ir gimnastika. Fabrikų inspektoriai išklausydami mokytojų parodymus greitai atrado, kad fabrikuose dirbantieji vaikai, nors jie mokomi ir dvigubai mažiau negu moksleiviai, kurie reguliariai lanko mokyklą dienos metu, vis dėlto suspėja išeiti tiek pat, o dažnai ir daugiau. Dalykas yra paprastas. Tie, kurie mokykloje praleidžia tik pusę dienos, nuolat yra guvūs ir beveik visada sugeba ir yra pasiryžę mokytis. Sistema, kai darbas dirbamas pakaitomis su mokyklos lankymu, kiekvieną iš jų dviejų užsiėmimų vieną po kito paverčia poilsiu ir atsigaivinimu ir vadinasi, jį kur kas labiau tinka vaikui nei nenutrūkstamas vienas iš šitų dviejų užsiėmimų. Vaikas, kuris nuo ankstyvo ryto sėdi mokykloje, ypač esant karštam orui, negali lyginti su to vaiku, kuris guvus ir su pakilę nuotaika ateina iš darbo. Čia rašo kažkoks tai inspektorius. Tolesnių įrodymų galima rasti senjoro kalboje pasakytoje 1883 metais sociologų kongrese Edinburge. Jis čia tarp kito ko nurodo ir tą aplinkybę, kad vienpusiška, neproduktyvi ir ilga vaiko mokyklinė diena aukštesnėse ir vidurinėse klasėse be naudos padidina mokytojų darbą ir tuo pačiu metu ne tik tuščiai, bet ir darant tiesioginę žalą verčia vaikus eikvoti laiką, sveikatą ir energiją. Pas mus dabar irgi, žiūrėkit, kiek yra kalbama, kad vaikas turi dirbti nuo 14 metų, kad jau savarankiškos ten būčiai, gal davai nors nuo 16, o studentai tikrai visi dirba. Čia visada yra šitas interesas kalbėti, kad labai yra faina derinti mokslą ir darbą. O kaip yra iš tikrųjų? Pagalvokim. Iš fabrikinės sistemos, kaip galima detaliai nustatyti iš Roberto Uono raštų, atsirado užuomazga ateities auklėjimo, kaip visiems vaikams pasiekusiems tam tikrą amžių gamybinis darbas bus įjungiamas su mokymu ir gimnastika ne tik tai kaip viena iš priemonių visuomeniniai gamybai padidinti, bet ir kaip vienintelė priemonė visapusiškai išsilavusiems žmonėms išugdyti. Mes esame matę, kad stambioji pramonė techniškai panaikina manufaktūrinį darbo pasidalijimą, kuris visą žmogų lygiai gyvos galvos pritvirtina prie tam tikros dalinės operacijos. Priešingai, kapitalistinės stambiosios pramonės forma šį darbo pasidalijimą atkuria dar baisingesnių pavydalų. Tikrajame fabrike, paversdama darbininką sąmonę turinčių dalinės mašinos priedėlių, visur kitur iš dalies paradiškai naudodama mašinas ir mašinų darbą, iš dalies įvesdama moterų, vaikų ir nekvalifikuotą darbą kaip naują darbo pasidalijimo pagrindą. Prieštaravimas tarp darbo manufaktūrinio pasidalijimo ir stambiosios pramonės esmės prievartai skinasi savo kelią. Jis tarp kita ko reiškiasi to baisių faktų, kad didžiulė dalis vaikų dirbančių šiuolaikiniuose fabrikuose ir manufaktūrose ir nuo pat švelniaus amžiaus pririštų prie elementariausių manipulacijų ištisą metų eilę yra išnaudojami, nesuteikiant jiems galimybės išmokti kokią nors darbą, kuris vėliau padarytų juos naudingus, kad ir toje pačioje manufaktūroje arba fabrike. Pavyzdžiui, Anglijos spaustuvėse anksčiau buvo įprastas senosios manufaktūros ir amatų sistema atitinkantis mokinių perėjimas nuo palygintų lengvų prie sudėtingesnių darbų. Mokiniai ėjo mokymo kursą, kol tapdavo apmokytais spaustuvininkais. Mokėjimai skaityti ir rašyti visiems buvo būtina sąlyga verstis šio amato. Visą tai pasikeitė pasirodžius spausdinimo mašinai. Ji reikalauja dviejų rūšių darbininkų – saugusių darbininkų mašinų prižiūrėtojų ir mažamečių paprastai 11-17 metų berniukų, kurių darbas tai yra vien įdėti į mašiną lapą popieriaus arba išmesti iš jų atspausdintą lapą. Matote, Marsas iškart įdomiai analizuoja, jis parodė, kad buvo objektyvios sąlygos ugdyt, tai buvo ir be jokių šitų įstatymų ugdymas ir jisai realiai įvyko. O objektyvus pagrindas dingsta, kapitalistų daugiau nereikia, kad būtų tas išlavintas vaikas ir tu tą įstatymą įvedinėk, neįvedinėk, niekas nieko nesimokės. Tai mes toliau tai matysim. Didžiulė jų dalis nemoka skaityti, jie kaip taisyklė yra visiškai suauklėjusios nenormalios būtybės. Nors jos padaryti sugebančios dirbti savo darbą visiškai nereikia kokio nors intelektualinio auklėjimo.
Jie turi mažą galimybių ugdyti savo meistriškumą darbe ir dar mažiau laimintis už darbo užmokestis, nors jis palyginti yra aukštas berniukams, proporcingai nekela jiems beaugant ir didžiulė jų dauguma neturi jokios vilties užimti geriau apmokamą ir atsakingesnę mašinos prižiūrėtojo vietą, nes kiekvienai mašinai tenka tik vienas prižiūrėtojas, mažiausiai 2, o dažnai 4 paaugliai. Kai tik jie perauga savo vaikišką darbą, būtent pasiekia daugiau negu 17 metų, jie atleidžiami iš spaustuvės. Jie tampa kandidatais į nusikaltėlius. Kai kurie mėginimai parūpinti jiems kokią nors kitą darbą sužlugdavo dėl jų tamsumo, šiurkštumo, fizinio ir intelektualinio atsilikimo. Tikriausiai nuo 18 metų ten reiškia kapitalistai tikriausiai reikėjo daugiau mokėti. Galbūt dėl to atleisdavo šito, aš nežinau. Bet taip pat atsitikdavo. Ir čia Marksas reiškia, tai mes biškį praleisim. Čia Marksas aprašo visokius pasisakymus tuo laiku kapitalistų, kai ten iš metus į metus jau po truputį pradėjo kalbėti, kad negalima taip, čia košmaras, čia žudimai vaikai, bla 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 bla. Ir karočiai po truputį jie pradėjo šitą dalyką matyti reguliuoti. Ir čia mes prieinam prie šito. Tuo būdu šiuose Anglijos 1867 metų įstatymuose krinta į akis. Iš vienos pusės tai faktas, kad viešpataujančiųjų klasių parlamentas buvo priverstas būtinai iš principo pripažinti tokias nepaprastas ir plačias priemonės prieš kapitalistinio išnaudojimo kraštutinumus, o iš antros pusės parlamento pusinumas, nenoras ir malafides, nesąžiningumas, kurie iškilo paskui vykdant jam tos įstatymus. Čia visą yra toks prieštaravimas. Kapitalistai kaip klasė priima, bet paskui jie kaip po vienas pradeda sabotuoti, nes pagalvoja, tai gerai, tai jeigu kiti tada jau daro kaip reikia, o aš čia gal biškį dar prasisuk, dar spėsiu sutaupyti pinigų, kad žinot, kaip jie mąsto, gaidžiai. 1840 metais tyrimo komisija atskleidė tokius baisius ir pasipiktinimą keliančius faktus ir sukėlė tokį skandalą visoje Europoje, jog parlamentas turėjo nuraminti savo sąžinę 1842 metų Mining Act, kuris apsiribojo uždraudimu moterims ir vaikams iki 10 metų dirbti po žemę. Paskui 1860 metais pasirodė Mines Inspection Act, kasyklų inspekcijos aktas, pagal kurį šachtos pajungimo specialiai tam skirtų valstybinių valdininkų inspekcijai ir pagal kurį draudžiama samdyti 10-12 metų berniukus, jeigu jie neturi mokyklos liudijimo arba jeigu jie tam tikrą valandų skaičių nelankys mokyklos. Šis aktas liko visiškai negyva raidė dėl kurioziškai mažo paskirtųjų inspektorių skaičiaus, dėl jų įgaliojimų menkumo ir kitų priežasčių, kurios smulkiau bus paaiškintos tolesnio dėstymo eigoje. Vienas iš naujausių mėlynųjų knygų apie kalnų pramonę yra Report from the Select Committee. Šį veikalą parašė komitetas sudarytas iš žemųjų rūmų narių ir įgaliotas kviesti ir išklausyti liudytojus. Tas storas tomas infolio, kuriame pati ataskaita užima tik 5 tokio turinio eilutės, komitetas nieko negali pasakyti ir turi aplausti dar daugiau liudytojų. Ir tai toliau čia Marksas parodo, kad kapitalistai toliau vaidina veiklą. Jie matot, kaip jis nori parodyti, kad tas procesas sunkiai vyksta realybėje. Jie jau kaip kalsasis supranta, kad šakis. Bet kadangi vis tiek pelną nori įspausti, pradžiai, o nėra dar klasių kavos, tokios rimtos, kurie jiems pardėdų kepinis, tai jie ten kažkokią formaliai išspaudžia įstatymą, bet nieks jo nevykdo. Tai pas mus Lietuvos Seime tas pats vyksta. Kažkas ten formaliai jau spaudžia, bet nieks nevykdo. O kai apsimoka kapitalistui, babkių gal iškart visi vykdo, maksimaliai ten visapusiškai ten iškart judėjimas su vėliavom politikai išeina, ir vagia. Čia kaip kokia nors, nežinau, 5% BVP karų, iškart visi prisijungia, ten masiškai kas tik gali, tiek babkių galime dabar nutirinti jo. O kai reikia kažką, kad babkius tau sumažės, tai tu labai su tokiu dideliu nenori. Ir kas iš to gaunasi toliau? Nes vis tiek, suprantat, tai negali tęstis be galo. Kažkaipgi turi susireguliuoti. Nes žmonės miršta, darbo jėga miršta, o reikia kvalifikuotų darbuotojų. Ir vis tiek, matot, tai todėl kaip klase kapitalistai po truputį jie šitą dalyką bando sureguliuoti ir jie išleidžia vis naujus aktus. Tai čia Marksas labai gerai aprašo, kaip tai atrodo, kad kaip tie aktai atsiranda, bet kas iš to gaunasi? Pažiūrėkime. Jei iš vienos pusės fabrikų įstatymų kaip fizinio ir intelektualaus darbininkų klasės gynimo priemonės visuotinis taikymas pasidarė neišvengiamas, tai iš antros pusės, kaip jau buvo nurodyta, nykštukinių mastų vykdomų suskaidytų darbo procesų pavertimą kombinuotais darbo procesais stambių visuomeninių mastų jis daro visuotinį ir spartina jį. Tai yra, jis daro visuotinės kapitalo koncentraciją ir fabrikinio režimo vienvaldystę ir ją spartina.
Jis greuna visas senovinės ir pereinamasias formas, po kurioms iš dalies dar slepiasi kapitalo viešpatavimas ir jau pakeičia tiesioginių, nepridengtų kapitalo viešpatavimų. Tuo būdu jis suteikia visuotinį pobūdį ir tiesioginiai kovai prieš šį viešpatavimą. Versdamas individualinės dirbtuvėse laikytis vienodumo, reguliarumo, tvarkos ir ekonomijos, jis to galingų postumių, kurį darbo dienos apribojimas ir reguliavimas duoda technikai, didina kapitalistinės gamybos paimtos kaip visuma anarchija ir katastrofas, didina darbo intensyvumą ir mažina konkurenciją su darbininku. Kartu su smulkios gamybos ir darbo namie sferomis jis panaikina paskutinius perteklinių darbininkų prieglapčius ir vadinasi iki tol egzistavusį viso visuomeninio mechanizmo apsauginį vožtuvą. Kartu su materialinėmis gamybos proceso sąlygomis ir visuomeninė jo kombinacija jis brandina to gamybos proceso kapitalistinės formos prieštaravimus ir antagonizmus, vadinasi tuo pačiu metu ir naujos visuomeninės kūrimo elementas ir senosios visuomenės perversmo momentas. Matot, kaip Marksas viską apibendrina. Kapitalistai vis tiek, jie viską, kad daro ir formaliai, jie daro tai formaliai ne šiaip savo spontaniškai, chaotiškai, o tos vystančiosios kapitalizmo sistemos ribose. Ir reiškia, vis daugiau žmonių būna įtraukta į tą kapitalistinę sistemą, o ta kapitalistinė sistema, jinai iš savęs pradeda gimdyti jau būtent tą darbo klasę, kuri gali visas tas formalias teisės pavirsti realiom. Ir išnyksta visi tie žmonės, kurie anksčiau galėjo kažkaip tą kapitalistą dar išgelbėti. Jo išnyksta patruputį, tie ten darbas iš namų, tie manufaktūrininkai, kurie kažkaip ten už kapeiką, ten vaikai tie jau pradeda išmirsta patruputį, kurie ten pradžioje buvo daug, jie ten galėjo dirbti už kapeikas. Jo. Ir lieka galiausiai ta kapitalistinė sistema, viena prieš iš save. Ir iš jos jau atsiranda ir ta išsivyščiusi darbo klasė, kuri gali ginti savo interesą. Ir tik tai tada realiai jinai pradeda įginti. Tai reiškia, kapitalas ir kapitalistas niekada neapgins jokios žmogaus teisės ar darbininko teisės. Net kad jam tai ir apsimoka, jis tik tai gali pagimdyti tą antrąją savo antagonistinę jėgą darbo klasę, kuri paims tai į savo rankas. Čia yra tokia gyvenimo dialektika. Ir kai dažnai sako, kad reikia ten atsisėsti ir kalbėti su kapitalistų trišalės tarybai, čia yra tokia nesąmonė. Tu kalbi su atvirų banditų, kurio tikslas yra babkės vogti iš tavęs. Ir taip ir būna ir gyvenime realiai, matot, kapitalas savo pats sukuria sąlygas, kad atsirastų žmonės, kurie jį priverstų. Nes pats savęs jis negali. Čia galima suprasti, aišku, ir iš elementarios žmogaus psichologijos. Nori tu naktį suvalgyti pyragą, jo, tu taip pats gali priversti save jo nevalgyti. Bet negali. Tai tada žmona tavo ateina, sako, oi nevalgyk pyragą, tu sako, oi viskas nevalgysiu. Nes savo žmona tokia radai, kuri tave valdo. Jo. Tai taip ir kapitalas sukuria savo darbo klasę galiausiai jau antiek įsitraukusi į visą kapitalistinį procesą vystymąsi, kad ta darbo klasė iš savęs pradeda tą kapitalą reguliuoti. Tai yra labai gerai. Reikia tai būtinai daryti ir šiandien, dėja pas mus Lietuvoje dabar su profesiniam sąjungom liūdnoka. Ir mes turime 10 skirsnį stambioji pramonė ir žemdirbystė. Jis yra labai trumpas ir mes irgi jį praleisim, nes čia tokia mažinė istorinė įžvalga. Nebent paskaitysim pačią paskutinę jo dalį. Vadinasi, kapitalistinė gamyba išvysto visuomeninio gamybos proceso techniką ir kombinaciją tik tokiu būdu, kad ji tuo pačiu metu pakerta visokio turto šaltinius – žemę ir darbininką. Kam įdomu, čia buvo kaip spoileris, galit paskaityti, kodėl visą 10 skirsnį. Taigi, tokia buvo istorinė įžvalga, o mes jau kitą kartą skaitysim 5 skirsnių – absoliutinės ir santykinės pridedamosios vertės gaminimą. Ten jau prasidės toks grynas mokslas, kai sakysime, koncentruotas, taigi mes ten jau skaitysime taip giliai. O šiandien tada kaip ir viskas. Domėkitės, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta su žmogumi, kuris dirba ne tik tai šalia jūsų namie, o tarkim kitose šalyse, ir kad turėti tokį gilesnį supratimą, kas laukia, tarkim, Lietuvą ar kažkokią kitą šalį, kuri nekovoja už darbo teisę. Nes visada bus tas pats rezultatas. Jo bus atgamintas visos tos anarkinės formos, kurias buvo archaistinės dar iki šiol. Nes kai tu nekovoji ir prarandi, tai kapitalas jis tai kovoja ir jis atgauna, o kapitalistas negali savęs sustabdyti. Jam reikia, kad jis sustabdytų kažkas tai kitas, kad jis sustabdytų darbo klasę. O kitaip jis negali, nes negali žmogus nevogti, jis gali vogti, o ko jis dar gaidys tuo pačiu metu, tai tame ir visas bairis. Iki laimingai.